Labą dieną, pradėsim C++ programavimo kalbos pamokų ciklą. Ir šiandien pirma pamoka, taigi bandysim apžvelgti programų struktūrą. Kompiliatorių naudosiu CodeBlocks ir gal pradėkime tada nuo jau paprastos programos analizės. Taigi atsidarę projektą iškart matome keletą eilučių ir ką jos reiškia. Tai pirma eilutė yra include your stream, tai čia yra įtraukiamas antraščių failas su duomenų įvesties ir išvesties priemonėmis. Ir galit dar kitur girdėti, kad tai yra įtraukiama biblioteka, tai vienas ir tas pats. Sekanti eilutė using namespace std, tai yra tam tikra vardų sritis apibrėžiama. Ir šiaip ką reiktų žinoti iš tų dviejų eilučių pradžioj, tai kad nei vienos, nei kitos eilutės nereikia ištrinti. Jas tiesiog palikim tokias, kokias yra. Keliaujam žemiau ir ten matom, kad parašyta yra int main ir skliausteliai ir toliau figūriniai skliausteliai su dar daugiau kažkokių užrašų. Tai int main programa tiksliau yra funkcija, pati pagrindinė, kurios viduje nurodom veiksmų eiliškumą, kas po ko seka, ką reiks atlikti. Ir šitai vietoj ką reiktų žinoti, tai kad int main šita eilutė yra funkcijos pavadinimas, funkcijos tipas ir toliau šitie figūriniai skliaustai yra tam, kad žinotų programa, kiek ilgai tęsiasi pati funkcija. Taigi visi veiksmai turėtų būti surašyti čia. Ką galiu dar pasakyti, kad return 0 yra pati paskutinė eilutė prieš šitą skliaustelį. Taigi ji reikalinga tam, kad patikrintų, ar visos parašytos programos eilutės, programos veiksmai yra gerai parašyti be jokių klaidų. Jeigu C++ programa ar ne nukeliaus iki return 0 šitos eilutės ir sakys, pasiekiau 0, vadinasi viskas tvarkoj, klaidų nepadarėt ir programa pasileis. Tai pirmai pamokai apie struktūrą ko gero tie, gal dar pakartosiu, kad tai yra pagrindinė funkcija ir pakol kas viską, ką mes rašysim, tai rašysim šitoj vietoj. Nei kažkur aukščiau, nei žemiau. Vėliau, aišku, mokinsimės ir kitose vietose rašyti. Taigi šiam kartui tiek, kitą pamoką bandysim spausdinti kažkokius duomenis. Iki.